Sveiki, šiandien yra kovo jau 11 diena ir aš pradedu mokytis. Taip, šiandien mokytis jau baigiau, tai žiūrėkime, ką dariau šiandien. Taip, tai atsirandam dabar Django dokumentacijoje ir čia yra pati pradžia, tai yra tutorialas. Kaip aš ir čia turėjau. Kad perėti šitą Plus projektą ir tada eisiu prie Studio app'o. Tai ką šiandien darau, tai yra taip dabar tikrai baigiau su testais, tą prisimenu. Toliau buvo formos, ar ne, jo, ir tada tos jom basicus, bet ten čia šiaip gan įdomiai palėtė Django developerį, nes tuos dalykus, kuriuos skaičiau prieš tai, ten Django for beginners ir kitus dalykus, ten tie dalykai nebuvo taip gal giliai paliesti, nes čia taip atrodo, kad paima tokia paprasta dalyka ir gan giliai įeina. Tai čia buvo, pradžiai mes irgi ten darėm gan sudėtingai su try, accept, raise, tada perėjom prie paprastesnio būdo, kur Django jau yra implementuotas, tai tiesiog parodė dalykus, gan kitaip pamačiau visus tuos basicsus, tai manau gan naudinga. Tai dabar einam užpildyti learning table. Užpildysiu dar. Taip, learning table. Čia gerai. Taip, dabar diena 23, valandų 3 ir dabar aš jau. Gal taip, šitą nukopijuosiu. Taip, ir dabar aš jau čia, padarom linką. Linką ir dabar progresas koks. Tai yra progresas aš stau part 6, tai padariau part 25. Parts 25. Ir ką išmokau, čia su išmokimu galim pažiūrėti. Ir dabar aš galvoju, ką aš išmokau papildomam. Turbūt, kad tokio naujo. Kažko gal ir nieko nemačiau, bet ne more deeper, but deeper understanding of these URLs, models, databases. Taip, diena 23. Ir tiek turbūt šį kartą iš manęs. Tai mokytis tęsiu rytoj.